Labas rytas visiems. Sveiki atvykę į paskutinę, kaip ten, rudens dienos tandemo varžybas. Pirmas, antras, trečias, toliau šita ir ketvirtas. Šitam krante 5, 6, 7 ir priešingam krante 8, 9, 10 sekundės. Sveiki bičiuliai, kaip jau supratote, dalyvaujame šiandien dugninės žūklės varžybose, kurias organizuoja žvejų klubas Ant bangos ir tiesą sakant, taip užtrukom pasiruošdami, kad net nespėjau pasisveikinti. Ką tik baigėsi pirminis jaukinimas ir buvo duotas signalas pačioms varžyboms. Šiandien man kompaniją palaiko Valdas, mūsų geras laidos bičiulis ir jeigu kas dar nežinote, tai jisai yra šių metų dugninės žūklės čempionate Lietuvos užėmęs 4 vietą. Taigi tikrai rimtas ir galingas šios žūklės specialistas palaiko man šiandien kompaniją, bus ko iš jo pasimokyti. Šiandien gaudom su treneriu, Valdo porininkas varžybose šių metų čempionate Vidmantas. Šiandien mums padeda su strategija ir su taktika ir vat būtent parūpino ir šitą žalią skystimėlę. Pradedam žūklę, daugiau nekalbėsiu, nieko norisi pagauti po pirmas žuvis, atsidaryti, taip sakant, nuo tada įsibėgėjus varžyboms ir kalbėsime, kaip mes gaudome, kokią taktiką naudojame, kaip jaukiname, kokius jaukus naudojame, kokias sistemėlės ir panašiai. Nu, dabar dedu kitą šėryklą, kabinu pavadėlį ir bandysim su Valdu pagauti pirmąsias žuvis. Dar nepradėjom rimtai gaudyti ir nekimba, šiek tiek trumpai noriu pakalbėti apie jauką, kurį Valdas paruošė. Kadangi vanduo užšaltas ir praktiškai žiema, tai naudojame žieminius timariukus. Jų šiais metais yra 3 serijos. Uodo trūklio tamsus, taipogi yra gerai žinomas šokoladinis jaukas ir tamsus anyžiaus jaukas. Šiandien Valdas mums parinko juodą uodo trūklio jauką ir dar šiek tiek primaišė jį tokių priedų, apie kuriuos jis nenorėjo.
kad aš kalbėčiau prieš kameras, nes, kaip žinia, visi sportininkai, žvejai turi savų paslapčių. Taigi bazai pasirinkom būtent tą jauką, šiek tiek dar pamaišėme spalvotų džiūvėsėlių, na, o ką iš čia dar dėjo, net mane sakė. Tai iš tikrųjų, tegu tai ir lieka paslaptimi ir žiūrėsim, ar jo receptai šiandien pasiteisino. Pirma mūsų tandemo žuvis šiandien. Kągi praėjo geras pusvalandis žvejybos, tačiau kol kas žuvys mūsų masalais domisi labai atsargiai. Valdui pavyko pagauti 4 nedidelės kojytės, na, aš turėjau tik kelis atsargius kibimus ir nieko nesugaunam. Taigi dabar galvojam šiek tiek pakeisti taktiką, nes prieš tai gaudėme abudu praktiškai vienodais masalais, ypatingai maži kabliukai, plonas valas. Dabar vienas iš mūsų, kol kas dar nusprendėme, kuris bandysime sustambinti šiek tiek masalą ir pabandyti kažką pasiūlyti rimtesnio, nes šitam vandens telkiny, Punios vandens telkiny yra tikrai galybė didesnės žuvies, didesnių karšiukų ir tokios kojos kimbančios. Ir su tokiom kojom tikrai ne tik, kad nelaimėsi varžybų, bet net, manau, ir į pirmą pusę nepakliūsi. Kažkur su tokiu kibimu galėtumėm būti, jaučiu tik tai į paskutinės vietas taikyti. Taigi reikia kažką daryti. Auksinė varžybų taisyklė. Jeigu nekimba, reikia kažką keisti. Taigi keičiam. Valdas patraukė meškerę. Mačiau ten karpės liekus. Matyt, kažką rimtesnio gamins. Va štai kokios rimtos žuvys. Domisi masalais. Praėjo gera valanda laiko, tačiau mūsų pasirinktas pirmasis taškas labai silpnai veikia iš tikrųjų, todėl su Valdu nusprendėme pakeisti gaudymo atstumą ir šiek tiek patolinti. Padarėme keletą metimų, praskanavom dugną ir susiradau taškelį per gerus 15 ritės apsukimų toliau nuo pirminio taško. Taigi dabar metu ten 5 šėryklų ir bandysiu tenai prisikviesti žuvį. Tikiuosi didesnę ir daugiau.
iškart sulaukiau vieną po kito 2 kibimų. Tiesa, vis dėlto pagavau 2 kuojas. Karšiukų kažkaip nepavyksta prisivilioti. Panašu, kad būtent tie, kas patraukė prie savo jauko karšiukus, šiandien ir turėtų pademonstruoti geriausią rezultatą. Pažiūrėsim, Valdas, manau, bandys dar toliau vieną tašką prijaukinti. Turim šiandien priešinį vėją, iš tikrųjų tai yra gerai. O, kibimas yra. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes žuvis mėgsta laikytis tam krantei, kuriai pučia vėjas. Tačiau iš kitos pusės, kai yra šalta kaip šiandien, apie 0 laipsnių ir dar pučia vėjas, pastoviai drėgnos rankos, net labai malonu. Bet va, kas gerai, kad toliau užmetus bent jau nesibaido tos kojytės. 3 metimai, 3 žuvys. O prieš tai teko sėdėti visiškai tuščiom. Pagaliau pirmas karšis. Karšiukas. Karšio dar jam paugėti reikia. Valdas dar labiau padidino atstumą negu aš ir pagaliau traukė pirmą panašią žuvį į žuvį. Nes jau buvo labai panašu, kad aukščiau paskutinės vietos nepakilsim, tačiau dabar atgimė viltis. Dar yra daugiau šiek tiek negu 1,5 valandos likę iki varžybų pabaigos. Taigi būtų labai smagu pasistatyti žuvį ir pagauti dar keletą karšiukų. Va, gal pagaliau ir atsirišo. Nu va, dar vienas karšis. Panašu, kad pačiu toliausiu atstumu per visą šiandien dieną. Liko valanda gerai iki žvejybos pabaigos. Ir jeigu ten pavyks palaikyti žuvį, tai gal ir išlipsim iš duobės, kurioje buvom visą šią žūklės trukmę.
atkreipkite dėmesį, kaip yra pasirinkta varžyboms, kiek daug įvairiausių masalų. Tai ir uodo trūklio lervos, ir sliekai, kukurūzai, mažos musės lervos vadinamos pinkos, na ir didesnės musės lervos. Ir laikui bėgant viskas buvo išbandyta ir kol kas prieita prie išvados, kad geriausiai kimba ant didelio kuokšto uodo trūklio lervų ir poros musės lervų, tokio sumuštinuko, didelio ir sunkaus mėsiško sumuštinio. Slaptas žalias skistimas, kurį iš tikrųjų pila visi šių varžybų dalyviai, tai tikriausiai jiems jis yra visiškai neslaptas. Aš pats net nežinau, kas čia yra, bet liepia pilt kolektyvas. Šitos varžybos vadinasi tandemų varžybos. Reiškia, kad žvejojama sektorija dviese ir galima viens kitam, pavyzdžiui, paduoti graibštą, kaip Valdas man dabar. Ir padėti susitvarkyti su štai tokiu puikiu karšioku. Nelabai besilanksto rankų pirštai. Visą varžybų dieną praleidus prieš vėją. Šiandien žūklę pradėjome apie 30 metrų atstumu. Ilgainiui laikui bėgant paaiškėjo, kad šis atstumas yra gerokai per mažas, tada pailginau iki 45. Ten kibimai buvo aktyvesni, tačiau nebuvo karšiukų ir Valdas surado tašką, kuriame pradėjo mums kibti karšiai aktyviau tik tai apie 55-60 metrų atstumu, taigi gaudant tokio atstumu žvejyba su kitokiu negu pintuvalu sunkiai įsivaizduojama ir visi sportininkai, kiek teko pastebėti, gaudo su pintais valais. Ir iš tikrųjų tai pasiteisina, nes ypač atšalus vandeniui, kai kibimai netgi ir didesnio karšio yra labai atsargus, vos suvirpa meškerykačio galiukas, tai nelabai įsivaizduoju, kaip būtų galima pastebėti kibimą su paprasčiausiu monofilamentiniu valu. Paskutinės porą minučių, vis dar tikimės su Valdu užsidaryti 2 puikiais karšiais. Kaip sakoma, viltis miršta paskutinė. Tikrai laikas prabėgo nepastebimai ir 4 praleistos valandos ant šio puikaus telkinio kranto neprailgo. Iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie taktiką, panašu, kad būsim padarę klaidų. Jeigu kalbėt apie pačias varžybas, reikėjo pačioje pradžioje ne į vieną tašką žvejoti mano galva, bet bandyti 2 skirtingus atstumus ir žiūrėti. Dar kibimukas, bet liko nepakirstas. Ir reikėjo ne į vieną tikriausiai tašką jaukinti, o bandyti 2 skirtingus atstumus. Tokiu būdu būtumėm anksčiau supratę, kad žuvis šiandien laikosi kuo toliau nuo kranto. Na, bet ką padarysiu. Na va, tokia žuvis, kad net iš pradžių nepajaučiau, kad yra. Tačiau kiti varžybų dalyviai, kas galbūt daugiau pažįsta šį telkinį, mačiau, kad gaudė tikrai labai smagiai. Kibo puikios žuvys. O ir Valdas dar paskutinę traukė. Viskas. Pasigirdo varžybų pabaigą skelbiantis signalas. Eisim svert žuvį ir žiūrėsim, kurioje vietoje esam šiandien mes su Valdu.
Kągi, bičiuliai, šiandien tiek žinių iš varžybų. Valdas atsisakė būti pakalbintas, nes yra labai nusiminęs dėl mūsų šiandien užimtos vietos. Septinta vieta jam ne. Klaidą padarėm. Taip, iš tikrųjų padarėm klaidų šiandien taktikos pasirinkime, reikėjo gaudyti kiek toliau. Jaukas veikė puikiai, kaip paaiškėjo vėliau, tik tai reikėjo įmesti ten, kur buvo žuvies daugiau. Kągi, šiandien tiek, susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Ate, ačiū Valdai.